Nu jau labvakar. Tęsiam pradėtus darbus. Tai šiandien bandyti arba užsikorti, aišku, pasižiūrėti kompresiją pirm. Norėčiau šunų užkorti, žiūrėti, kas čia bus. Čia jau kaip susijungiau, spinelį, panaudojau nutintų motociklą, apmatuot. Gerai, jungtis manometrus, pažiūrėti kompresiją. Žodžiu, situacija tokia. Negaliu pamatauti anksčiau kompresijas, nes, tiesiog, tokio adapteriok negavau. Neturėjau, kažkur tur. Bet garantauta, kad kraušiuos iš vien garažį, kad tai bus kur nors prie kokių varštų palieki. Kokių dėžutė netyčymės į labanakt. Ir kapį negavau, tai pirkau skait manometrą. Nežinau, atrodo gal neblogs. Tai ko dabar darysiu? O darysiu taip, kompresijai priešmataujant, kadangi tas variklis neaišku, kiek ons ir buvo, vis tik, bet kokiu atveju ons buvo apverts. Reiškia, ons buvo pribėgi į cilindrus benziną. Tus cilindrus, aišku, išploviu. Po vertėm faktas, kad niekur nieks nevažiavo. Kažin abejotina, ons buvo užkortas išves po to vertėm. Tai kas dabar bus cilindrus sausa, tai pėlsiam po 5 mylikus tepal į kiekvieną cilindrą, bišk prasoksiu ir bandysim atauti kompresiją. Kompresija šiaip turėtum būti, ne mažiau jau 10 jau būtų jau čia riba visiškai jau. Turėtum būti tep apie, 11, 13, jau čia 13 jau beveik naus variklis, bet šiaip, apie 11 turėtum būti. Gerus būklis variklis turėtum būti 11, 12, taip maždaug. Jau 10 ir ganėtinai nusidėvėjais matys gyvenim. Tai pilam po 5 mylikus ir... Taip, 10 turų, 5 vien, 5 kit. Penki veina. Kaip čia prieit gerai pil. Penki į ketą. Lygiai tam pat padarysim su 3, 4 cilindru. Taip. O 5 veina ir 5 į kitą. Все, reik prasokti variklį dabar. Prasukiam variklį. Taip, degėma, degėms. Turėtų užtekti. Gerai, bandom manometrą dabar kišti. Kišam. Pirm pradėsim ir matysim, kas čia gausis. Atek arčiau aukščiau, kai įsitikintum. O taip šitą. Mata ko nors. Mata turbūt, ne? Tiesos akimirką. Oi. Nu, 10. 10. Gal ten labai neužveržiau smarkę, bet 10. Nu, žiūrėkim, kon antrus cilindrus. Labai nepatogiai prieiti. Babins būtų nusukti, būtų patogiau, aišku. Nu, bandykim. Nu, dar vieškios. Nu, apie 10 su posi.
Na, trečias cilindras. Nu, 11. Nu ir ketvirts. Oho, kam čia manai prišaudė? 14. Nu, šiaip neturėtum būti toks didelis skirtums tarp cilindrų. Nu, bet gal todėl, kad čia tepalas, kaip nors biškite pasiskirsti, aš manau. Keist. 14 ir daug. Dar pabandysiu pirmą įkišti. Pirmas buvo mažiausia 20. Keistoka. Nu, šiaip reikėtų gal bandyti užkorti. Nėra taip, kad būtų kažko rašto, neda kiek nors, nu, nėra tragiškas. Nežinau tik kodėl tas didelis toks skirtumas tarp cilindrų. Šiaip man, vajai, kas čia tepal bišk pyliau, matau, kad prašonas pravars, laikus ant seinėlių. Jo, reikėtų tam prasivalyti, gal čia man net gumelis neužspau. Jo, ten ir kur žvaigis oks ir tokį mažą skylutę padaryt, kad susikaup skystė ten ar lietus, ar dar vandau, kad ons išbėgtom, nepribėgtų, nesilaikytų prie žvaigis. Ir aš kapyliau tepal, mane viskas nubėga į ton skylutę, tai nu kažkaip dalis bieški kliovė cilindrą, nes iš aukštą pripurškiau, reik bandyti šverkšt bieški giliau įvaryti. Ir kad pataikyčiau teisę į cilindrą, tuomet dar kartą pamatausiam. Nu, o dava 5 mylika, dava bandau ten teisę supurkšti. O taip. Jo, puikiai sueidavo į vidų. Nu, žiūrėsim, keisės. Bieškai, aišku, reikėtum prasokti. Bieškai prasukom ir davai bandom dėtis manometrą. Žiūram. Nu, kom, prišaučiau 15 dabar. Sakau, neprieė tepals. Jo, žodžiu, kompresijai turėtum būti visur gera. Su pos, bet dabar dar kažkaip lygunai. Kompresija reiškia ir gera. Bandysiu susokti žvakis. Bandysiu, nežinau, kaip čia reikia dabar padaryti. Iš karbų. Mats mane dabar bėgs į nešvarumą. Aš tiek tų karbų nenorėčiau dabar imti žemyn. Gal visgi bandys bambeliok parėžti su benzinu ir padarys skylį, ton gumelį įdėsiu. Kad tiesiog švaras benzins iš bambeliok bėgti per ton kur filtriuks ir ton šlangutį į karburatorius ir gal mane net iš kartos pagaus. Bandom. Nu kon, šitą paėmiau paprastą dungtėlį nuo tuo ir aš manau pragrėžiau į gumelį, spaudžiau, kad laikytų, kad benzins nebėgtų kiaurą. Čia toks gausias kaip baks, tai nebenorėjau imti nuo to kėt. Tiesiog paimsiu, taip šitą užsisoksiu. Dar reikės viršaus skylį greičiausiai prasikėšti arba čia. Gerai. Dabar palaikysiu, taip kons nebėgtų. Reiks susisokti atgal žvakis. Nu ir bandyti
kortį. Gal karts pavyks, ne? Nu kon. Mais pajungta. Benziną turim čia. Nežinau, ką panši. Ai, padarykim tepštą senam. Bišk daugiam. Išspauskiam bambalį. Kauns turėt, nors mums blem, manai kaip tik tą trauks dabar. Ne. Blogo aš esu mislėjau. Tepi palikiam šitą bišk vorą. Tep numeskėm. Kom, bandykim korti, kas čia bus. Nieka. Bišk. Šiaip karburatorinė, nežinau, visi, bet bandyta bišk mažiau suk akums ir vsio. Gali vargti. Tai reikia, kad būtų ger sukiams, tai prijungsiam pakruvėję šitą. Tuoj kvalaba rimt tur, kur gali sumaišyti kur kas ir nieks neizoliuot. Na, bet pasirimt meistras te būn. Gerai, kur čia ir čia į minus. Minusus. Oi. O, taip, minus. Nu ir plius. Manykim, kad neprisilės. Nu gerai, bandom. Niegi vyp ženklų. O. Gerai, imkimės kitų veiksmų tuomet. Bandykiam oro filtrą dėžį. Nuimti. Ką šitam rakčiuku? O, ne man filtrą dėžį. Žemyn. Filtrus naus. Oho. Nu. Matau karbiuratorius. Gal karts pradės grobti. Во. Nu dyva, ne? Užsikūrė. O vibracijas keik, un vis varšta čia išvibraus. Nu, prancūzas pasistatys, kad būt kaip mašinu, 0,9. Apsuks 0,7. Nežinau, dedam. O taip, štok 3 gerai ir. O greičiausiai jau išėjai sens benzins. Iš karbio pradėjai pobėž priminėti gazą. Nebe borbulion. Viskas čia nebloga ir. Blemba, tas, kai net tas bloks įskėlis, nors aš žinau, aišku, kad ir čia patėn dėlsi kartį ir jaučka užtiek, tik ten pakeisti viskas. Aš žinau, turnu ten tuo. Tai būt labai viskas čia poikia, sukraunu tuo, un tuo. Gaunas važiuoju su motociklėlis viens. Nu, ikon. Puikiausia, ne? Bandom chip tuningą pridėti. Ant veikont. Motor. Lygų borburauną, ne? O atjungus.
Kažko buvo, vėl benzinas čia mane nebepartrauk, nes orą negauni, tiesiog bambelioks. O, iš karto geriau. Iš karto geriau. Nu gerai, konsu čiup tuning. Na, pažiūrėm, burbuliaus. Orą praleskiam. Liuks viskas. Nu įdomi bus prasilėks su tau chip tuning. Ant geriau važiuon, už tintoną blogiau važiuon. Aišku, dabar, kaip matot, ir sneiga da daug. Gal užnešti galą. Ir gali griovį nulėkti, sulankstyti antrą šaik, tai nerizikaus. Gerai, žodžiu, viskas čia tvarko. Gesinant on vėlinę aparat. Butep. Užkūrėm. Pabandom da užkorti. Tas pinelka knes. O. Pabandom užkorti da, ne, kart. O, puikiai. Nu gerai, užkūrėm. Ko dabar reikės daryti? Reikės baką. Dabar čia klausit, o ton aton dėti. Man atrodo, ton dėti. Tai pirma reik spyną kažką išlopti iš baką, nes raktėlį netur. Čia raktėlį netur, čia raktėlį netur. Tai jeigu krauni ton kėbulą, reik iš to viskon čia susimėsti. Kas mane biški taip nepatink, nežinau, nebūt geriau iš to ten susimėst viskon. Gal irgi ne variantas. Esmė ir tuo, ko aš labiausiai bijau, kad variklis gal neužsikorti, bet on su užsikūrė. Kad tikrinau kompresiją, žiūrėjau žvaigždės akibirs nedaud. Tai kažkaip labai įdomi vien daiputų, kad nebėdai, galvoju galbūt babins numerus. Ar kažkas atitik, bet vis gerai ir labai liuks. Biški šaltuok pradėjai daryti, gal reikia užsidaryti, ne? Ir gera, elektra veik, karburatorė veik, gal reikės susinchronizuoti, bet čia biš gal ateity kol kas ne. Tai vat, tuoks turbūt tu kels. Turim veikant motociklą. Tai norėčiau vėl jūs paprašyti, kad jeigu patek, kažkon pamatėt, rastumėt like, kaip sakant, nieko neveikant. Ir patink, ko aš čia krapštau. Uždėkit ten like, pakomentuokit, pasidalinkit. Pasidalinkit su drauga, užsubscribint kanalą, nes maža kažko sekėjai ir, nu nedaugi video tai yra, aišku. Ateity bus daugiau. Tai va teik. Iki sekančios serijos, kitų serijų pamatys kažkon, kom bus jau sugalvojęs rimčiau. Ate.